Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas. Ir galiu lažintis, kad tikrai nėra naujiena apatinės nugaros skausmai. Tikrai esate užklupę nors vieną iš mūsų. Bet paprasčiausias vaistas tai judesys. Ir būtent šiandien su mūsų komanda seniorių norim pristatyti jums treniruotę, kad atsipalaiduotų visa apatinė nugaros dalis skirta klubų mobilumui. Klubo mobilumas labai svarbus, jeigu jūsų klubai truputėlį lėtesni, truputėlį sunkiau juda. Mes juos išjudinsim ir bus žymiai laisviau ir maloniau judėti. Taigi prisijunkit ir nepatingėkit pasportuoti. Pradedam apšilimą. Tai kada stovim tiesiai, kojas lieka klubų plotyje ir pabandom dešinę koją sulenkti, truputėlį aukščiau pakeliam į viršų, pritraukiam prie rankų, padedam ant žemės, keičiam koją. Iš vienos pusės, iš kitos. Ir pabandykim išlaikyti pusiausvyrą. Ties vieną koją, ties kitą. Va, pabandom. Galim sekundę palaikyti, padedam kitą koją ant žemės. Tiesiog, kad įsijudintų klubai, ar ne? Iš vienos pusės, iš kitos. Visą laiką žvilgsnis tiesiai. Nebandykit žiūrėti žemyn. Bus lengviau, bet truputėlį pabandom išlaikyti pusiausvyrą. Va, pritraukit kuo arčiau kelį. Laikot prie savęs sekundę, paleidžiam. Gerai, sustojam. Dabar sėsime žemyn. Tai po truputį po lėto neskubam, po lėto galima ant kelio nusileisti. Reiks atsisėsti ant žemės, kada kojos liks priešais mus sulenktos. Dabar žiūrėkit, kojos eina į šalis, dešinė į dešinę, kairė ant kairės. Rankos už mūsų ir kad nugara liktų tiesi. Ir po lėto spaudžiam kelį žemyn. Iš dešinės pusės, iš kairės. Žvilgsnis visą laiką tiesus, tvirtai sėdim ant žemės. Kai spaudžiam kairę koją į šalį, pabandykit, kad sėdmenys neatkiltų. Tvirtai sėdim. Tiesiog spaudžiam iš dešinės pusės, iš kairės. Giliai kvėpuokit. Vieną pėdą visiškai prispaudžiam prie žemės, o kitą pasilenkia į šalį. Vat, galva tiesiai. Turit pajaust, kad taip stipriau tempimas jaučiasi iš vidinės klubo pusės. Raumenys įsijungia. Va, labai gerai. Po lėto irgi stebėkit pagal save. Jeigu jaučiat, kad jau taip pakankamai stipriai tempia, tai daugiau nedidinam amplitudės. Po lėto. Kad iš vienos pusės, iš kitos, dar keli kartai liko. Išjudinsim klubus, bus žymiai laisviau, lengviau. Po paskutinį iš vienos pusės ir iš kitos. Viskas, sustojam. Dabar pereisim į padėtį ant keturių. Reiškia, kojas pasidėsim po savimi ir liksime padėti ant keturių. Rankos lieka tiesios per alkūnės. Rankos maždaug tai padėtos po petim. Keliai sulenkti. Na ir dabar nugara tiesi. Žvilgsnį žemyn ir pabandom po lėto, su kairė koja pradėsim. Po lėto lenkiam koją, stumiam į priekį, atvedam atgal. Ratu gražinam už mūsų ir vėl į priekį. Bandom kuo didesnį ratą išgauti. Tik atsiminkit, kad nugara lieka tiesi. Reiškia, susikaupėt, žvilgsnis į žemę, giliai kvėpuojam, pilvas įtemptas ir po lėto judinam klubą atgal. Jūs judinat, o aš dabar pabandysiu išlaikyti jums padėtį kuo tvirčiau. Viskas tvarko, judam, vat, šičia truputėlį pilvas įtemptas ir nugara lieka tiesi. Vat, ir dabar koją lenkiam į priekį, tada ateina jinai į šalį truputėlį, grįžta atgal ir vėl sulenkiam, juda jinai į priekį. Kvėpuokit, nes be kvėpavimo judesys ilgai netruks. Super, tik truputėlį nugara. Vat, ir dabar sulenkiam į priekį, truputėlį į šoną daugiau ir atgal. Dabar keičiam koją. Jeigu darėm su viena, tai dabar lygiai tą patį su priešinga. Lygiai tas pats darbas. Judinam atgal. Pradėsit sušilt, pajausit, ką reiškia darbas, ar ne? Atrodo paprastai kojas. Va, ir pabandom išlaikyti nugarą tiesę, po truputėlį. Nenustebkit, kad atrodo sunku sukti klubą. Viskas čia tvarkoj. Labai didelis ir stiprus raumenys jungiasi į darbą. Todėl juos išjudinti yra reikalų. Vat ir bandykit koją. Nugara tiesi. Super. Žvilgsnis į žemę ir giliai kvėpuojam. Super, sustojam. Gerai, porą sekundžių atsikvėpiam. Toliau tęsiam darbą. Prie kairės rankos. Statom kairę koją, ar ne? Čia bus ką veikti. Reiškia, bandom pristatyti koją. Vat, galit per šoną mesti.
truputį dubenį stumiam į priekį, iš karto grąžinam koją atgal, statom iš kitos pusės. Bet labai svarbu, kad pėda būtų pilnai padėta prie rankos, kad nebūtų atkilęs kulnas, rankos abidvi prie žemės ir taip keičiam. Vieną koją atgal, kitą į priekį. Iš vienos pusės, iš kitos. Galit jaust, kad jau sunkiai ta koja kyla, tai truputėlį braukiam per žemę, kad jinai slystų, kad būtų laisviau. Na ir bandom pristatyti. Iš dešinės, iš kairės. Kvėpuojam. Įsivaizduokit, kad rankos prilipusios prie žemės. Kiek pavyksta. Nugara mūsų kuo mažiau stengiasi judėti. Visas darbas iš klubų. Išlaikykit nugarą tiesią, rankas taip maždaug plačiau pasidėkit. Va, visas kūno svoris tenka ant rankų ištiestų ir ant sulenktų kojų. Va, viskas tvarko. Kiek pavyksta. Nebandom rekordų daryti. Dar tik pirmos treniruotės. Vat, kvėpuojam iš vienos pusės, grąžinat koją ir lygiai tas pats iš kitos. O šičia prilaikom. Super. Labai gerai. Viskas. Sustojam. Šaunuolės. Gerai, dabar žiūrėkit. Vėlgi padėtis lieka ta pati ant kelių. Kairę koją ištiesiam ir visą laiką ištiestą laikom. Įtemptas pilvas, nugara tiesi ir sulenkiam per kelį, ištiesiam. Sulenkiam, ištiesiam. Tik žvilgsnis visą laiką į žemę. Pabandom ištiest, sulenkt. O nugarą laikom tiesiai. Įtempkit stipriai pilvą ir kvėpuojam giliai. Va, klubai tiesus. Ir kiek pavyksta. Labai gražiai. Koja visą laiką ištiesta ir susilenkia. Susilenkia. Keičiam pusę. Dabar lygiai tas pats darbas, tik su kita koja. Priešingą koją ištiesiam, pilvas vis dar įtemptas, sulenkiam, ištiesiam. Visą laiką koja ištiesta, tiesiog jinai būna pakilusi ir susilenkia per kelį, įsitiesia. Vat pajausit, sėdmenys dirba. Super, dar keletą kartų. Kvėpuojam, nepamirškit kvėpuot, išlaikot aukščiau. Koja nenusileidžia, tik susilenkia. Sulenkėt ir vėl ištiesit. Vat, ir vėl sulenkit, ištieskit. Viskas. Ir stop. Atsikvėpiam, atsigeriam vandens kelis gurkšnius. Ar šilčiau? Nes bus dar šilčiau. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Tai dabar darysim tempimą, tokį daugiau mobilumų įpratimą, vidiniai klubo pusiai. Jeigu kietas kilimėlis arba keliams per sunku, tai tiesiog minkščiau pasidarom ir tada kelius statom plačiai į šalis. Rankos padėtos ant žemės, o dabar stipriai pasijaus iš vidinės klubo pusės tas toks stipresnis tempimas. Tai mes pabandom judėti visų kūnų truputį į priekį, grįžtam atgal stipriai tempiam. Tai taip ir kartojam. Visas kūnas pajuda į priekį, grįžta atgal. Žvilgsnis visą laiką į grindis ir nepamirštam mūsų nugaros tiesios. Truputėlį dubenį atgal, va, ir dabar grįžtam atgal, grįžtam į priekį. Irgi stenkitės, kad pėdos būtų plačiau negu keliai, truputėlį į šalis, tada žymiai stipriau jausis tas tempimas. Va, tik žvilgsnis visą laiką tiesus, dubenį prilaikom ir prijungiam dar tokį super judesį, lygiai tas pats, tik kada sėdam atgal ir grįžtam į viršų, atkyla viena pėda. Sėdam atgal, atkylam į viršų, atkyla kita pėda. Ir taip keičiam. Iš vienos kelis visą laiką prie pat žemės. Pabandom kelį visą laiką spausti prie grindų, bet atkelti tik pėdą. Ir kvėpuojam. Vieną pusę ir kitą. Viskas, sustojam. Ir dabar po lėto pėdas suartinam, kelį vieną šalia kito ir pereisim truputėlį aukščiau įtupsto padėtį. Tai dabar dešinę koją statom į priekį, kairė daugiau atgal. Ir dabar labai svarbu, kad ranka liktų prie kelio, o visas dubuo leidžiasi žemyn. Tai
pabandom atkreipti dėmesį, kad mūsų kojos viena nuo kitos būtų toliau. Priekinę dešinę koją statykit toliau į priekį. Super. Ir dabar spaudžiam dubenį žemyn, ranką keliam į viršų, įkvepiam, grįžtam, iškvepiam. Labai neskubėkim, vat, ir grįžtam. Grįžta daugiau atgal, va, visas kūnas ir į priekį. Ta pati ranka. Tai dabar kairė ranka kyla į viršų, va, ir grįžta. Taip, ir grįžtam atgal. Ir vėl. Įkvepiat, spaudžia dubenį į priekį ir grįžtat atgal. Turit jausti, kaip tempiasi labai stipriai visa kairė pusė. Nuo priekinės kojos dalies link juosmens. Sustojam ir dabar pakeisim kojas. Tai dešinė grįžta atgal, pailsėti, statom kairę į priekį. Lygiai ta pati padėtis. Vėlgi nepamirškit, kad pėda daugiau eina į priekį, kelis daugiau atgal. Na, nugara tiesi ir spaudžiam dubenį žemyn, dešinę ranką ištiesiam į viršų, grįžtam atgal. Visą laiką įkvepiam, kada tiesiam ranką į viršų, iškvepiam, kada grįžtam atgal. Labai nedėkit daug svorio į priekį, o daugiau patį svorį stumiam žemyn. Va, kad iš priekinės klubo pusės pasijaustų tempimas. Ir žingsnis į priekį. Super. Ir ranką atvedam atgal, kad visas šonas įsitemptų. Dar keli kartai. Pagal save reguliuojam, kad nebūtų per sunku. Spaudžiam dubenį žemyn, grįžtam atgal. Ir sustojam. Šaunuolis. Vis dar ta pati koja lieka, tik rankas statom prie grindų. Ir dabar ranka šalia kojos, tai šiuo atveju spaudžiasi į šalį klubą. Į šalį ir grįžta. Paspaudžiam į šoną ir grįžtam. Taip tarsi būtų, kad mes bandom nuo savęs pastumti koją ir jinai grįžta. Nuo savęs ir grįžta. Kai tik pastumėt nuo savęs, stenkitės, kad pėda būtų prispausta prie žemės. Nepamirškit šitą. Pastumėm ir grįžom. O ranka lieka ant žemės. Kvėpuokit, nugaros tiesios. Pabandom truputėlį nuo savęs koją pastumti kelį, pastumėm, va, ir grįžt atgal. Labai gerai. Jeigu norit, kad būtų patogiau, galit su alkūne nuo savęs. Tai galit pasistatyti alkūnę. Super. Va, ir bandom spausti pėdą žemyn. Kai tik paspaudžiam koją į šalį, pėda visą laiką lieka šičia. Ir nugara tiesi, kvėpuojam. Galit net dubenį truputį į priekį daugiau. Na ir dabar keičiam pusę. Lygiai tas pats darbas, tik su priešinga koja. Vėlgi, rankos prie žemės, keliai stumiam į šalį, grįžta. Šalį ir grįžta. Kuo daugiau nuo savęs, grįžta prie mūsų. Nugara tiesi, kiek pavyksta. Rankas statot prie žemės, va, ir šitą stumėt į šalį. Truputį pastumėt, atsirado tempimas ir grįžta. Galit netgi pėdą toliau į priekį pastatyti. Va. Ir pastumėm nuo savęs ir grįžtam. Atsisėdam ant kulnų ir ištiesiam rankas į priekį. Ištiesiam, atsipalaiduojam visiškai. Visų kūnų stumėmės rankomis į priekį, o sėdmenys netgi lieka ant kulnų. Atsipalaiduojat. Nugara nusispaudžia žemyn. Tiesiam rankas. Vat labai gerai. Kvėpuojam. Kad atsipalaiduotų visa apatinė nugaros dalis. Ir dabar visos, abidvi rankas į kairę pusę, stumėt į kairę pusę. Kuo toliau į kairį šoną, atsipalaiduojam, va, labai gražiai. Jauskit, kad tempia visą dešinę pusę. Jei rankos kairiai, tai temps iš dešinės. Ir judam į priešingą pusę. Rankos juda į dešinę. Super. Va, kvėpuojam giliai. Kad temptų iš priešingos pusės. Pereisim ant šono. Ant kairio. Neskubam, leidžiame žemyn ir pereinam ant kairės pusės. Dabar labai svarbu, kad alkūnė būtų mūsų sulenkta. Abudu keliai taip pat sulenkti. Dabar dešinę koją atkeliam. Ir pabandom truputį daugiau pėdą į viršų, tada keliai. Pėdą, keliai. Ir paprastai judinam. Atrodo lyg ir sudėtinga, bet čia stengiamės kuo daugiau judinti koją per klubą. Padirbės ir pilvo raumenys, nes vis tiek visas kūnas yra vienas vientisas darinys, negalim išdalinti iš vienos, iš kitos pusės, bet svarbiausias mūsų darbas bus prie klubo srities. Va turit jaust, kad čia prie sėdmens
ten kur klubas, tokia didelė įtampa atsiranda. Va, kuo daugiau pėda į viršų, tuomet kelias į viršų. Ir daugiau kvėpavimo su šypsena. Va, kuo daugiau pėda į viršų. Va, irgi bandom išlaikyti kuo įmanoma didesnį amplitudę. Gerai. Na ir dabar su kita pusė. Alkūnė sulenkta, keliai sulenkti. Truputėlį koja pakilo ir kelias žemyn, pėda žemyn. Kelias žemyn, pėda žemyn. Jei pėda pakilo aukščiau, kelias į grindis, jei kelias į viršų, pėda žemyn. Vat ir pabandom. Labai gerai. Ir dabar žiūrėkit. Daugiau pačią pėdą į viršų, viskas. Ir dabar kelią į viršų. Ir judinam. Į vieną pusę, į kitą. Šičia prie klubo, prie sėdmens tokia stipri įtampa turi jaustis. Kvėpuojam. Vat, vieną pusę ir kitą. Vat, labai gerai. Ir pabandykit dar pėdą aukščiau, kelią žemiau ir į priešingą pusę. Va, super. Viskas, stojam, atsikvėpiam. Ir dabar dar geriau, atsigulsim ant nugaros. Pati geriausia padėtis gulėti ant nugaros. Tik dabar atsigulus ant nugaros, kairę koją sulenksim per kelį, padėsim pėdą ant dešinės, ar ne, ant dešinės kojos kelio, rankos lieka prie žemės, būtinai galva padėta ant grindų ir su iškvėpimu truputį pritraukiam koją ir padedam žemyn. Iškvėpiam, pritraukiam, įkvėpiam, padedam ant grindų. Po lėto, kiek pavyksta. Labai geras jausmas bus kairiai pusiai prie klubo. Kai tik pritraukėt koją, taip atsiranda tempimas. Pat pritraukot ir grįžot. Iškvėpėt būtinai orą iš plaučių, iš pilvo, kai traukėt koją link savęs ir padedat. Iškvėpėt kada? Iškvėpėt, kada traukėt koją prie savęs. Taip, va. Ir iškvėpėt, pritraukėt. Lygiai tas pats darbas iš kitos. Priešingą koją užsidedam ant kelio ir traukiam link savęs. Ir būtinai iškvėpiam orą iš plaučių. Nu ir pabandom. Traukiam ir iškvėpiam. Va, dar keli kartai. Vat, kuo išeina daugiau. Ir turit pajaust, kad iš dešinės pusės prie klubo atsiranda toks stipresnis tempimas. Labai gerai. Dar keletą. Nu paskutinių. Kuo daugiau pritraukiam. Nu klausykit, aš sakiau, kad bus rimta. Ir dabar kaip gulim, taip gulim, tik dabar kairę koją mes ištiesim visai į viršų ir pabandysim pagauti už pakinklio. Kuo labiau pritraukiam prie savęs, jeigu galite aukščiau kylat link blauzdos ir tiesiog paprastai palaikom, judinam pėdą. Aukštyn, žemyn. Į viršų, į save. Į viršų, į save. Ir bandom išlaikyti nugarą tiesią. Šitą koją būtinai sulenkta, kad būtų daugiau atramos. Labai gerai. Vat. Ir pritraukiam prie savęs kuo labiau blauzdą ir judinam aukštyn, žemyn. Labai fainiai pasijaus visa galinė kojos pusė, kad tempimas link sėdmens. Ir dabar lygiai tas pats iš kitos pusės. Padėjom kojas ant grindų, priešingą pritraukiam prie savęs ir kuo daugiau pėdą. Link savęs į viršų. Tik neskubam ir kvėpuojam. Kuo labiau pėdą, aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Baigta. Kojos ant žemės. Atsikvėpiam porą sekundžių ir liko paskutinis pratimas. Kvėpuojam giliai, viskas tvarkoj. Gulime ant žemės. Viskas tas pats, tiesiog gulime ant žemės. Ir dabar labai paprastai apsikabinam kojas. Abi dvi kojas prisitraukiam prie savęs. Vat. Ir mūsų kvėpavimas, kada įkvėpiam per pilvą, iškvėpiam, pilvas nusileidžia žemyn, plaučius atpalaidom, iškvėpiam ir vėl. Įkvėpiam per nosį, pilvas įsipučia, iškvėpiam, atsipalaiduojam. Keletą kartų, kuo daugiau įkvėpiam, iškvėpiam, atsipalaiduojam. Kojas prisispaudžiam prie savęs. Keli įkvėpimai ir kojas nusileido žemyn ir dabar tiesiog dešinę koją užsidėsim ant kairės. Ir abi dvi kojos nusvyra į dešinę pusę. Rankas galit plačiai laikyti, kad atsirastų tempimas kairiai pusiai šono. Vat, labai gerai. Jeigu pavyksta netgi ir pėdą truputėlį stipriau prie kelio, o šičia ir dabar leidžiamės žemyn, 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 kad visą šoną temptų. Ir dabar lygiai tas pats į kitą šoną. Lygiai taip pat į kitą pusę.
Užsidedam koją prie kelio, kvėpuokit ir po lėto, kad temptų visą šitą pusę. Vat, ir jūs spauskit žemyn. Labai geras. Labai geras pratimas. Jeigu dar gulim lovoje ryte ir dar toks tinguliukas atsikelti, tai mes taip koją ant kojos susidėjom, paspaudėm žemyn, atsipalaidavom. Viskas. Atsisėdam, atsikvėpiam kelis kartus, atsisėdam taip po truputį nuo šono, nuo alkūnės ir viskas. Ačiū, kad sportavot, ačiū, kad dalyvavot. Šaunuolės. Tai ačiū labai Jums, kad dalyvavot, kad nepatingėjot, tikiuosi sušilot, pajautėt visus kūno raumenukus. Na ir susimatome kitoje treniruotėje. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.